kaip tavo gyvenime prasidėjo šitas kelias? Nežinau, gal pradėjau gal būdamas visiškai mažas nagrinėtis tėvų profesionalius grotuvus, man pradėjo patikti atsirinkinėti jų senos įrašus ir taip ieškodamas, kapstydamas. Aš myliu muziką, gal taip prasidėjo viskas, o paskui savaime gal net nesistengiau taip, kad plėšydamasis, kad aš galiu parodyti pasaulį nustebinti, bet aš mėgaudamasis dariau tai, ką mėgstu ir tiesiog viskas prasidėjo iš karto klube ir aš, būdamas 16 metų, aš negalėdavau įeiti į klubą iš tikrųjų, bet kadangi aš ten grodavau, tai aš galėdavau jau būti klube. Tai taip aš pradėjau nuo 16 po truputį klube, apšilimai, kaip nepagrindinis šokėjas, tiesiog grodavai, prasigrodavai, kaip mes vadindavom. Pirmas kelias valandas, tada bėgiai į paskutinį autobusą, lėkiai į pamokas, nes tais laikais kažkodėl keista, bet tais laikais būdavo netgi renginių šiokiom dienom daug, tai prasme klubai vykdavo netgi, aš atsimenu, prieš 10 metų būdavo, gal dėl to, kad buvo nedaug tų klubų, keli klubai ir prasidėjo ta klubinė kultūra Lietuvoje panašių metų ir tada klubai dirbdavo netgi visą savaitę. Tai būdavo pakankamai daug grojimų, kiekvieną savaitės dieną tiesiog lėki, pagroja 2 valandas, paskui jau po kokių kelių mėnesių jau žiūri, kad groja visą naktį. Ir tai buvo nuo tų dienų aš jau galėdavau savo leisti nusipirkti, ką noriu, vadinkim taip, nes tėvai galėdavo kišenpinigių daug neruošti. Būdavo gerai to, kad pakankamai jaunas supratau, kad tu gali pats susidirbti. Svarbiausia iš to jaust malonumą. Čia sako, susiras darbą, kuris tau patinka ir nereiks eiti darbą.